Sveiki! Šioje pamokoje pasimokinsime, kaip kurti medžiagas ir jas redaguoti. Tai visų pirma, reikėtų išsikviesti medžiagų redaktorių, kuris yra įrankių juostoje. Material Editor galima per čia išsikviesti, galima spausti M raidytę klaviatūroje, galima eiti per meniu juostą Rendering ir per čia aš niekad neinu, bet Material Editor ir yra medžiagų redaktorius, tokie du tipai. Tai kaip sakiau, mes naudosim Compact Material Editor. Galim išsikviesti. Tai dar parodysiu, kaip atrodytų tas kitas tipas medžiagų redaktoriaus. Tai mes pereinam į Compact ir su šitu redaktorium dirbam. Dar prie to pačio noriu pasakyti, jeigu pas jūs dingtų netyčia įrankių juosta arba komandų panelė, tai kaip ją galima būtų vėl išsikviesti. Per meniu Customize, Show User Interface ir čia vat yra varnelės, reiškia komandų panelė, reiškia iškviesta, jeigu yra varnelė, Main Toolbar, įrankių juosta. Toliau, jeigu dar kažkas tai būtų nusimetę nustatymai, tai galima dar viską į pradinę padėtį, tarsi taip nuresetinti per Custom User Interface and Default Switcher. Tai čia reikėtų nueiti pasirinkti Max ir Default viršutinę parinkti ir paspausti Set. Aš dabar išjungiu, pas mane viskas gerai. Na ir atsidarę medžiagų redaktoriaus lentelę, matome tokius burbuliukus. Tai būtų kiekvienam burbuliukui kurtumėm atskirą medžiagą. Ir čia pas mane jau medžiagų truputį sukurta, bet tarkim pradėkim nuo tiesiog kaip susikurti spalvą su įvairiais atspindžiais. Tai aš pasirenku antrą burbuliuką ir čia 2 kartus paspaudus išsididinu. Matau tą medžiagą iš arčiau, reiškia didesniam vaizde. Tai dabar, jeigu tiesiog spalvą noriu pasirinkti Diffuse skyrelyje ir yra Color. Tai tiesiog ant Color langelio paspaudžiu ir čia galiu pasirinkti kažkokią kitokią, tarkim, spalvą, bet aš pasirinksiu gal tiesiog vėl tą baltą spalvą, nes čia sukursiu sienom spalvą, balta ir paspaudžiu OK. Gerai, toliau, jeigu iš Diffuse va šito skyrelio, tai mums beveik kaip ir užtenka žinoti, kad spalva pasikeičia per Diffuse ir Color. Ir čia dar vėliau pasimokinsim, kaip įdėti paveiksliuką. Toliau žemiau ties Reflection galima padaryti atspindį. Jeigu levels yra 0, tai reiškia atspindžio nėra. Tai yra minimumas yra 0, o maksimumas yra vienetas. Jeigu parašau vienetą, Enter ir matau, kad jau, reiškia, paviršius atspindi aplinką. Atsirado atspindys. Dabar toliau, jeigu žiūrėsim glosines, tai čia galima reguliuoti atspindžio matiškumą. Jeigu yra vienetas, tai yra čia kol kas maksimumas vienetas, tai bus toksai blizgus atspindys. Jeigu darau, tarkim, 0,2, pasižiūrim, kaip pasikeičia atspindys, beveik nesimato, bet jeigu čia jį didintume, 0,5, truputį reikia palaukti, kol sugeneruoja vaizdą ir, reiškia, vis keičiasi atspindžio tas toksai paviršius, kuo link vieneto arčiau, tai yra blizgus, o jeigu noriu matiškesnio, tai mažinu arčiau 0. Tai dabar, jeigu mes darytume sieną, tai siena taip neatspindi, tai padarysiu tiesiog 0,2, kad šiek tiek to atspindžio
liktų. Ir toliau, kaip ir sienai, daugiau gal ir nieko nedarysiu. Refraction tai būtų skiltyje, jeigu norėčiau per matomumą redaguoti. Tai po kol kas sienai nereikia per matomumo, tai šitą medžiagą uždarau, ją galiu pasivadinti balta siena. Viršuje, langelyje, balta siena. Toliau pasirenku, tarkim, šitą burbulą ir jį truputį pasididinu. Ir čia aš norėčiau, tarkim, ant šitų lentynų uždėti šitą medžiagą. Tai spalvą palieku, tą tokią pilką tamsią ir reflection, levels padarau, kad atspindėtų, ne maksimumą, bet, tarkim, 0,5. 0,5, ant tamsios spalvos matosi daugiau, bet aš vėlgi noriu paviršių paredaguoti ir padaryti matiškesnį paviršių. Sumažinu iki 0,64. Gerai, šitą medžiagą irgi susikūriau ir tiesiog dar nepasakiau, kad kai sukuriu medžiagą, reiškia, tas langiukas su burbulu pažymėtas ir aš galiu medžiagą tiesiog nutempti tempimo būdu arba galiu, tarkim, pažymėti kažkurią sieną, kurią noriu nuspalvinti šitą spalvą ir apačioj yra assign material to selection. Galima tiesiog paspausti ir taip uždėti medžiagą. Čia jinai užsidėjo. Ir dabar toliau dar irgi šitą užtempiu pilką spalvą ir po kol kas palieku. Gerai, toliau, jeigu norėčiau kurti stiklą arba chromą arba veidrodį. Tai čia pas mane jau kaip ir chroma sukurta, bet aš parodysiu iš naujo, pasiemu tuščią burbulą ir čia pas mane rodo, kad kažkokia yra medžiaga. Tiesiog jeigu vėlgi noriu nuresetinti į tą pradinę medžiagą, tai pažymėjau langelį, einu į Get Material ir tiesiog šičia iškritusioj lentelėje ieškau prie korona, praskleidžiu ir tokia universali medžiaga yra korona matala, 2 kartus sprakteliu ir man pakeičia į naują medžiagą ir čia galiu tada, tarkim, noriu sukurti stiklą. Tai stiklui aš kuriu ties diffuse color ant spalvos langelio, padarau juodą spalvą, tada reflection padarau maksimumas 1 ir dar žemiau refraction levels irgi padarau 1 ir, reiškia, per matomumas ir taip sukuriu stiklą. Dabar stiklų, aišku, visokiausių yra, tai čia galima dar tų parametrų įvairių keisti, nustatyti ir kitaip, bet čia aš tiesiog tokį paprasčiausią variantą parodžiau, nes, kaip sakiau, stiklas gali būti ir matinis, tai čia tada keistumėm glosines nustatymus. Toliau dar atspindį stiprinti galima per Fresnel IOR, per šitą vietą, bet mes paliekame dabar taip. Tai čia būtų stiklas ir pasivadinu, kad paskui man nesimaišytų, kur kokia medžiaga. Stiklas. Toliau, tarkim, norėčiau kurti chromą arba veidrodį. Iš tikrųjų, chromą dabar, kur parodysiu, arba veidrodį, tai galima tiesiog tą pačią medžiagą naudoti. Tai jinai kuriama irgi diffuse ties color, pasirenku juodą spalvą, kiek viršaus čia, tada reflection levels maksimumas, galima
truputį pasididinti, bet kai išdidinu labai daug, tai jisai ilgai galvoja, kol sugeneruoja vaizdą. Tada per matomumo šį kartą nereikia, bet šį kartą reikia stipresnio atspindžio veidrodžiui arba chromui, tai mes galim padidinti atspindį ir kitais variantais, kartais tenka šiek tiek padidinti Fresnel IOR, tai stiprėja atspindys, pagal nutylėjimą tai jisai būna 1,6, o dabar aš padarysiu 16 ir reiškia jau pakeičiau į veidrodį. Ir, kaip sakiau, gali būti ir chromui šita medžiaga naudojama. Dabar dar padidinus šitą nustatymą, tai visi paviršiai, tai kaip sakiau, didėja atspindys, bet kartu virsta paviršius į metalą. Tiesiog toksai link metalo medžiaga. Čia galima varijuoti, žiūrėti, kiek koksai nustatymas, kokį paviršių sukuria. Bet šiaip medžiagas dažniausiai būna, kad mes įsikeliam iš karto su baldais ir tas medžiagas galima nukopijuoti. Tai aš dar šitą variantą irgi parodysiu. Gerai, tai čia dabar susikūrėm dar stiklą, kaip sakiau, galėsim naudoti chromui ir veidrodžiui šitą tą pačią medžiagą. Ir dabar toliau noriu parodyti, kaip susikurti medžiagą su tekstūra. Čia buvo tiesiog be tekstūrų medžiagos, tai kai keitėm atspindį ir atspindžio tokias variacijas visokias per matomumą. Dabar vėl pasiemu naują langelį ir, tarkim, aš norėsiu susikurti parketui medžiagą. Tai dabar vėl apačioj ties diffuse, kur color, būtų mažas langiukas, toksai kvadratėlis, tai yra spaudžiu ant šito kvadratėlio. Ir iškritusioj lenteliai vėl visą sąrašą peržiūriu ir man reikalinga Maps. Maps'e, kai praskleidžiu, matau Autodesk ir General. Tai per General pasirenku Bitmap 2 kartus sprakteliu ir čia einu žiūrėti, kur pas mane parketo tekstūra ir, tarkim, pasirinksiu šitą tekstūrą. Open, atidarau, jau matau, kad jinai man yra užsidėjus ant burbuliuko. Ir dabar, kai pasirinkau tekstūrą, bitmapą, matot, čia šitoj lenteliai iškrito toksai kaip naujas sluoksnis su tam tikrais parametrais, su koordinatėm. Tai iš tikrųjų per šitas koordinatės, tai čia mes galime tiesiog žingsnelis offsetas yra, aš dabar nerodysiu, nes tą patį galima daryti per išskėtus per modify, modifier list, yra toksai modifieris UVWMap, per tą modifierį mes ir mokinsimės. O čia tiesiog sakau, kad irgi galima tiesiog tokį kaip paveiksliuko žingsnelį horizontaliai, vertikaliai padaryti, suspaudimą rašto arba ištankinti, arba išretinti, pasukti, tarkim, tekstūrą, norim ne patį objektą, o tekstūrą, tai ties DBLV įrašom, tarkim, 90 laipsnių. Bet galim šito ir nenaudoti ir tiesiog tik mums reikia žinoti, kad kaip pereiti po to į tą tokį pagrindinį sluoksnį, tai per šitą langelį, galima ir per čia, bet tarkim per langelį eikim, ir į tą pirmą sluoksnį pereinu ir vėl atsirandu tam pačiam sluoksnyje pirmutiniam. Ir matau, kad jau atsirado M raidytė. Tai reiškia, kad yra kažkokia tekstūra įdėta. Dabar, jeigu aš noriu šitai tekstūrai irgi uždėti šiek tiek atspindžio, tai vėl ties reflection darau, jeigu padarysiu vienetą, tai jau smarkiai atspindi, ne, tai gal truputį mažinu iki 0,7, o paskui, jeigu ką dar pakoreguosim, kartais būna žiūrint, tas atspindys matosi, kokiu kampu aš kamerą pastatau ir koksai yra kampas matymo. Kartais gali būti čia nustatyta vienodas atspindys, ta prasme, gal ir stipresnis, bet žiūrint kokioj pozicijoje kamera ir kartais būna, kad mažiau atspindi, kartais daugiau. Čia reikia visą laiką prasitestuoti. Tada
glosines padarau truputį matiškesnį paviršių, tarkim 0,65. Ir šitą medžiagą taip ir paliksiu, nors čia galima dar ir daugiau su ją žaisti, galima daryti reljefą iškelti, bet nenoriu vienu kartu per daug prisakyti, nes pakankamai gerai atrodo ir tiesiog su tekstūra, be didesnių jos koregavimų. Tai dabar šitą išjungiu ir pabandau nutempti ant grindų, bet ką aš matau? Matau spalvą tiesiog. Jeigu yra pas mane medžiaga tik tai spalva, tai tada viskas tvarkoj, užtempiau ir matosi, bet jeigu yra tekstūra dar, tai dar man reikia va šitoj va juostoj, dabar su rodyklė rodau, yra horizontali juosta dar su įvairiais nustatymais ir yra piktograma Show Shaded Material in Viewport. Sprakteliu ją ir tada man reiškia, jinai pasimato tam viewporte vadinamam. Darbalaukį šitam. Tik tai, kad dabar tekstūra man jinai tokia per didelė, per stambi, ir aš ją turiu susmulkinti. Tai ką aš darau? Aišku, galėčiau, kaip sakiau, ten, jeigu eičiau ant M raidytės, aš atsirandu vėl tose koordinatėse ir per tiling, tarkim, darau 3, tab klavišas 3 ir susmulkinu. Čia įvairiai galima įrašyti 2 ant 2 ir kitus nustatymus parinkti, bet aš dabar grįžtu į vienetą, į tą pradinį nustatymą, vėl grįžtu į pirmą sluoksnį ir aš smulkinsiu raštą per, kaip sakiau, modifierį WWMap. Tai dabar nueinu į Modify ir Modify List. Atsidarau, praskleidžiu sąrašą modifierių ir tiesiog galiu U raidytę spraktelti klaviatūroj ir matau UVWMap. Pasirenku šitą modifierį ir čia turiu mapping, šitam skyrelyje pasirinkti formą, į kurią objektas pažymėtas, nes objektas būtinai turi būti pažymėtas, o buvo pas mane kitas objektas pažymėtas. Per naujo žymio grindis einu į Modify List, WWMap pasirenku ir pasirenku boksiuką, reiškia formą, į kurią mano objektas panašus, grindis, ir tada čia galiu keisti ilgio, pločio ir aukščio koordinatės šito paveiksliuko. Žiūrėkim, kas keičiasi. Jeigu aš, tarkim, smulkinu ilgyje, galiu plotį smulkinti. Ir galiu aukštėje, bet aukštėje dabar nesimato, nes pas mane šito objekto aukščio ir nesimato. Gerai, tai aš tada parenku ilgyje, tarkim, 100, tab klavišas einu į plotį, irgi 100, Enter. Susmulkinau, tarkim, gerai. Gal galėtų truputėlį būti, pabandau 150. 150. Dabar jeigu norėčiau pasukti šitą visą raštą, ne pačias grindis, o patį paveiksliuką, tai tada eičiau vėlgi į viršų, einu į WWMap, praskleidžiu ir ten matau gizmo. Aktyvuoju gizmo, pasiimu rotate įrankį, su kuriuo galiu sukti, ir pas mane yra snapas kampo, tas praeitoj paskaitoj rodžiau, kad galima 90 laipsnių kampu padaryti sukimo snapą. Tai galiu per čia sukioti. Galiu su move įrankiu, jeigu nesu rotate, su move, tai panešti tą tokį žingsnelį horizontaliai arba vertikaliai. Tai dabar taip ir palieku. Tai čia yra visai ganėtinai paprasta uždėti tekstūrą, ją susmulkinti, uždėti ant tokios plokščios formos, paprastos formos. Truputį sudėtingiau yra uždėti tekstūrą ant kažkokio sumodeliuoto, sudėtingesnio objekto. Ta aš dar vėliau parodysiu, bet dabar dar noriu parodyti, kaip galima uždėti, tarkim, fototapetą. Dėsime ant kairės pusės sienos
pasiemu naują langelį, naujai medžiagai sukurti ir vėl diffuse ir dešiniai pusiai prie spalvos spaudžiu ant mažo kvadratėlio, tada pasirenku bitmap ir ieškau tekstūros, čia pasirinkau su namais, miesto vaizdas. Taip, jau tekstūra atsirado ant mano burbuliuko, matau vėl tą patį sluoksnį, kur yra koordinatės, grįžtu į pradinį sluoksnį. Ir čia tiesiog gal sienai jokių atspindžių aš nekursiu, paimsiu ir nutempsiu šitą paveiksliuką, o kad jisai man matytųsi mano viewporte, darbalaukį, įspaudžiu Show Shaded Material in Viewport. Ir čia matau šitą visą tekstūrą, nuotrauką, bet dabar pas mane paveiksliukas buvo su tokiais baltais kanteliais. Jeigu aš norėčiau tą paveiksliuką apkarpyti, aišku, galima paveiksliuką apkarpyti ir kitoj programoje, tarkim Photoshop'e, ir jau visą apkarpytą iš karto čia kelti, bet galima ir pačiam Max'e. Tai vėl aš tada turėčiau eiti ant M raidytės į vidų į šitą tekstūrą. Ir čia dar žemiau būtų yra View Image, pamatyti paveikslėlį, bet jeigu aš jį noriu apkarpyti, tai tada turėčiau uždėti varnelę Apply ir einu į View Image ir čia atsiranda toksai raudonas rėmelis ir su juo aš galiu apkarpyti ir fragmentuoti nuotrauką, kad man neliktų tų baltų kraštų. Taip, tiesiog išjungiu ir matom jau ir 3D scenoje man nebeliko tų baltų kantelių. Tai tiesiog nuotrauką taip irgi paprastai uždėjau. Dar prie to pačio parodysiu, kad, pavyzdžiui, kaip ir parketą aš galėjau apsukti, taip ir nuotrauką, aišku, čia nuotrauką grįšim atgal, bet apsukti, jeigu esant koordinatės šitoj lenteliai, tai ties W, jeigu 90 padaryčiau, Enter, tai pats paveiksliukas pasisuktų 90 laipsnių kampu ir vėl į pradinę padėtį, rašau vėl 0 ir grįžau taip, kaip buvo. Gerai, dabar toliau dar, tarkim, aš ant šitos sienos sukursiu tokį kaip veidrodį, tai iš bokso tiesiog nusibraižysiu, einu vėl į dešinę pusę, išeinu čia iš Gizmo, Create, Geometry, Standard primityvai, boksas ir čia uždedu varnelę AutoGrid. Ką jinai duoda? Tai duoda tai, kad aš dabar paišysiu tiesiai ant šitos sienos. Man objektas tarsi prilimpa prie plokštumos, prie kurios aš prisiliečiu ir pradedu braižyti. Ir iškeliu. Čia formą paskui galima pasiredaguoti. Tarkim, toksai galima paskui pasukti, kad jisai atremtas. Ir uždedu šitą medžiagą. Čia, kur buvo, kaip sakiau, galima arba kaip veidrodį naudoti, arba kaip chromo medžiagą. Dabar dar noriu parodyti, tarkim, įsikėliau čia tą stalą su kėdėm, tai man buvo šitas objektas buvo kaip su koronos medžiagom. Iš karto tai viskas tvarkingai įsikėlė, medžiagos matosi. Ir aš, tarkim, noriu jas nusikopijuoti, tas medžiagas. Ant tuščio langelio, tai tiesiog pasižymiu tuščią langelį, pasiemu pipetę, pik, ir sprakteliu, nesvarbu dabar ant kėdės ar ant stalo, nes iš tikrųjų visos medžiagos yra vienoje medžiagoje. O čia yra toks variantas, kaip yra sudėtinė medžiaga. Vienoj medžiagoje yra 7 medžiagos. Ir tarkim, aš dabar norėčiau stalviršio spalvą pakeisti. Aš matau, kad čia yra balta spalva, net galiu patikrinti, išjungti tą spalvą. Ant scenoje nesimato, kad jinai pradingsta, tik ant to burbuliuko. Bet dar matau už pavadinimą pačios medžiagos ir tipą.
medžiagos, tai aš tiesiog įeinu į baltą medžiagą ir iškritusioj lentelėje ties diffuse ir color, pavyzdžiui, noriu pakeisti į kažkokią samaninę spalvą. Tai tiesiog galiu keičiu ir man keičiasi tik tai tas stalviršis ir dar ta pati medžiaga buvo uždėta ant kėdės, ant vienos kėdės. Tai atšaukiu ir tiesiog aš nenoriu pakeisti, parodžiau, kad taip galima. Grįžtu vėl į pirmą sluoksnį ir čia, tarkim, norėčiau vėl ten kažkokį chromą, ar tai patamsinti, ar medį, pakeisti tiesiog spalvą. Galima taip medžiagas ir paimti iš savo medžiagų ir tempti, tarkim, ant šitos medžiagos per copy ir matot pasikeitė kojelės būtent į šitą medžiagą. Atgal sugrįžtu ir taip galima nukopijuoti, pavyzdžiui, iš čia pasiimti chromą, nutemti ant langelio, galvoje, turiu chromą. Tai va čia, reiškia, yra ir toksai modelis medžiagų, sudėtinės medžiagos, bet tuo pačiu dar parodžiau, kad medžiagas galima nukopijuoti. Kitas variantas, kai jūs įsikeliat baldą ir jums yra juodas. Tai reiškia, medžiagos tipas to baldo, kurį įsikėlėt, netitinka jūsų renderio, su kuriuo jūs dirbate. Tai tokiu atveju tiesiog tą visą objektą pasižymėt ir, tarkim, aš dabar pradžioje, kad jisai man pasimatytų, tiesiog nuspalvinsiu kažkokią šviesią spalvą. Ir tiesiog dabar iš naujo turėčiau uždėti medžiagas. Tai galima pasižymėjus dar pasižiūrim, jisai yra, manyčiau, sugrupuotas. Open atidarau, žiūrim, kiek čia tų elementų atskirų yra. Ir dabar aš šitą baldą, kai siunčiausi, tai mačiau, kad yra duotos atskirai tekstūros. Tai dabar, pavyzdžiui, jeigu norėčiau iš naujo užsidėti tekstūras, taip, kad jos man matytųsi, mano renderyje, mano scenoje, vėl imu tuščią burbuliuką ir einu į diffuse ir prie color ant mažo kvadratėlio, bitmap, ir einu ten, kur buvo mano baldas, lova, bet to jau užsikraus. Ir čia matau duotos tekstūros. Tai dabar aš, tarkim, noriu kažkokią pagalvę nuspalvinti, geltonai nuspalvinsiu, pasiemu šitą duotą geltoną tekstūrą ir nedėsiu jokio atspindžio dabar ir įspaudžiu show shaded, kad matytųsi material mano darbiniam lange. Dabar pasiemu kitą langelį spalvos ir vėl einu ant mažo kvadratėlio, bitmap, ir pasirenku, tarkim, baltą tekstūrą ir čia nuspalvinu su ją kitą pagalvę, įspaudžiu, kad matytųsi jinai. Toliau sekantis langelis ir vėl einu pasirinkti tekstūrą. Pasirinksiu dabar šitą tekstūrą ir ją užmesiu ir užžymėsiu, kad matytųsi. Gerai, toliau vėl galbūt šitas bus baltas, o pati lova, dar sukursiu vieną tekstūrą. Bitmap ir galbūt šitą tamsesnę. Užmetu ant pačios lovos, įspaudžiu, kad matytųsi. Aha, negražiai užsidėjo, pasižiūrėsim, o jeigu aš ją uždedu ant čia jinai gražiai užsidėjo. Tai dar vieną tekstūrą paimsiu. Bitmap.
Ir galbūt šitą bandau, arba šitą, čia nepagalbiai. Taip. Ir įspaudžiu, kad matytųsi. Nu, gerai, tai nieko tokio. Užsidėjo negražiai, tai bus proga pasižiūrėti, kaip ją sutvarkyti, kad jinai būtų. O, tai čia iš tikrųjų tiesiog mums užtenka baltą spalvą, nes galima baltą spalvą uždėti, o šiaip galima pažymėti patį objektą ir nueiti į Modify ir Modify List, parinkti UV, W Map, pasirenkam boksą ir žiūrim, bet jau iš karto susitvarkė, gražiau, bet galim, pavyzdžiui, pasmulkinti, jeigu norim, arba pastambinti, bet geriau būtų, kad šitie du dydžiai būtų išvis ir aukštis, visi dydžiai vienodi, padarysiu visur po 100. 100, sutap, keliauju žemyn, 100 ir 100, Enter. Taip, tai nuspalvinau lovą. Aišku, čia spalvas galima ir kitas parinkti, kitokias. Ir dabar dar tada pabandysiu parodyti ant šito baldo. Tarkim, po kol kas yra tamsiai pilka spalva, bet jeigu aš norėčiau uždėti medį, tai einu tada sukurti medžiagą su tekstūra, pasiemu tuščią langelį ir ties color ant mažo kvadratėlio, bitmap, ir žiūriu, kur čia aš turiu kokį medį. Galbūt eisiu į random ir čia pasirinksiu, tarkim, tokią medžio tekstūrą. Pasirenku, užtempiu ir kad man matytųsi, įspaudžiu Show Shaded Material. Dabar ta tekstūra tokia išsitempus, ištempta. Tai vat vėl, kaip ją sutvarkyti, tai pas mane jau čia UV yra daug, bet čia buvo kita medžiaga, aš šitus UV delete per dešinį klavišą, delete, ir sukuriu savo UV mapą, UV map, ir čia parenku boksas ir toliau žiūriu, kaip man tą tekstūrą redaguoti. Ši čia yra aukščio koordinatės tekstūros, taip gaunasi plotis, galiu susmulkinti, kad netaip ištempta būtų, ir tiesiog irgi paredaguoti, kaip ta tekstūra atrodys plotyje. Tai tas pats ir galima parinkti ir uždėti ant stalo, tarkim, medį su tekstūra medžio ir parinkti UV mapą. Bet aš galbūt dabar man labai čia medžių atspalvis kažkaip netitinka, aš tiesiog pagrįšiu atgal ir paliksiu tiesiog pilką spalvą. Palieku pilką spalvą ir ką aš dar norėjau pasakyti apie medžiagas. Dar norėjau parodyti, kaip pasirinkti tekstūras. Tai kaip kartais būna prie baldų jos, tarkim, prie baldų yra užsaugota tekstūros, prie lovos duotos ir prie kitų baldų atskirai duotos tekstūros, bet kartais reikia patiems susirasti tekstūrą, tai tada einam tiesiog, ieškom internete, aš tiesiog įrašiau, tarkim, tekstūrę Floor ir matau paveikslėlius su tekstūrom. Dabar kurie yra paveikslėliai geri, kurie negeri. Vaizdas turi būti kokybiškas, be jokių dėmių tamsių, be jokių užtamsėjimų kampuose, tarkim, bet kaip čia jau, tai, tarkim, vėl vaizdas toksai į perspektyvą irgi netinka, viskas turi būti tiesiog iš viršaus, top vaizdas, ir
ta kokybė irgi atitinkama, kad nebūtų labai žema. Jeigu bus labai aukšta, irgi gali tai įtakoti, paskui tiesiog renderio laikas gali būti ilgas. Tai siūlyčiau, tarkim, apie 1000, kaip ir šitam yra 1000 virš truputėlį. Tai kaip tik labai geras dydis paveikslėlių. Bet jeigu būtų 300 ant 200, tai aišku, tas paveikslėlis nebūtų kokybiškas. Tai tekstūrų tiesiog įsirašot internete ar per Google yra labai daug visokiausių galima. Yra tekstūrė Heaven tokia svetainė, per čia irgi įvairiausių tekstūrų, bet čia truputėlį duota patiems susimodeliuoti tekstūras, tai dar jūs nemokat ir tai gali jums pasirodyti per sudėtinga. Tiesiog galima paprasčiausiu būdu, ieškant paveikslėlių kokybiškų, juos užsisaugoti, parsisiųsti, užsisaugoti ir paskui įsikelti ant objektų. Tai šią pamoką baigiu ir kitoj pamokoj pasižiūrėsime, kaip susikurti kamerą, kaip susikurti šviesas ir pasižiūrėsim dar tokius kaip ir nustatymus renderio. Tai šiandien viskas, iki kito karto viso.